Labas rytas, brangus draugai. Sveikinu jūs visus iš saulėtos Romos. Na, rytas nėra labai šiltas. Spėju gal plius kokie 5-6 laipsniai, bet dienos metu tai tikrai bus, manau, plius 14 laipsnių. Tai pas mus Romoje yra 8 ryto, o pas jūs 9 ryto. Tai būkite dar kartą visi pasveikinti ir šiuos ateinančius 3 mėnesius, tai yra 12 susitikimų, mes sveikinsimės iš čia. Tai dar kartą visiems kuo nuoširdžiausi linkėjimai. Taip pat jūs kviečiu pažiūrėti mūsų Facebook puslapį ir dar yra keletą vietų kaligrafijos savaitgaliais, kurie vyks pas mus balandį, rugpjūtį ir gruodį. Tai yra, man atrodo, tik porą vietų, 2 vietis kambarys ir taip pat yra 3 vietos birželio mėnesiui rekolekcijoms su ikona. Bus tokia rekolekcijų atmosfera ir piešiama Jėzaus veido Vero ikona. Tai kviečiu jūs, jeigu gausit ir turėsit tokį įkvėpimą, tai būtinai registruotis. Tai dar kartą, kurie visi jungiasi, tai dar kartą jūs sveikinu iš saulėtos Romos ir tikrai nepamirštu jūsų. Ir čia gyvenu bendruomenėje, kur rytai, net šeštadienio rytai labai ankstyvi, nuo 6:30 ryto ir mišios, ir pusryčiai, ir maldos ir taip toliau. Tai šiandienos tikrai labai kviečiu jūs perskaityti šiandienos skaitinius, todėl kad jie išties labai pedagogiškai mus veda. Šiandienos skaitinėje Saliamonas prašo iš viešpaties, ko tik nori. Įsivaizduokit, jums būtų dabar prašyk ir viešpats duos, ko tik nori. Na, aš tai turbūt paprašyčiau, kad sutvarkytų mūsų namo pamatus ir aikštelę, kaip pasakyti, duotų žmonės, kurie visą tai pabaigtų statybinį procesą. Na, kiekvienas esam skirtingoje situacijoje, aišku, juokauju, nežinau, tikrai nežinau, jeigu būtų ta akimirka, bet šiandien čia ir dabar prašyk, ko tik nori ir Dievas duos. Tai, aišku, mano pastaruoju laiku galbūt tokia nuoširdus maldos aidas, kad viešpats dovanotų, kaip pasakyti, nuoširdžios atgailos malonę. Tai, kad dovanotų ir padėtų būti ir išlaikyti arba augti sugrūdusios širdies laikysenoj. Bet toks giliausias galbūt mano troškimas. O Saliamonas irgi gali ko tik nori trokšti. Ir šiandienos skaitinyje jisai paprašo viešpaties, duok man nuovokią širdį. Ir viešpats išgirsta jį ir dovanoja jam išmintingą širdį, kuri galėtų, kaip pasakyti, suvokti, kas yra gera ir bloga, kuri galėtų atskirti Dievo valią, Dievo vedimą, Dievo ranką, kur reikia atsigręžti, kaip vesti tautą ir taip toliau. Ir kas yra gražu, kad ir šiandienos psalmė mums kalba apie tai, apie Dievo akivaizdą, apie Dievo akivaizdą su Dievo žodžiu. Ir iš ties aš apmąsčiau, kad Dievo žodžio laikymas savo širdyje, tai ką darė mergelė Marija, jai ir dovanojo nuovokią širdį. Jai ir dovanojo nuovokią širdį atskirti Dievo valią. Taigi, kartais, kai tenka girdėti, net pažįstu Dievo valios, nežinau Dievo valios, ir nemažai tai tenka girdėti, kaip suprasti Dievo valią. Na, žinot, jeigu mane dabar pasodintų kiniečių kalbos kurse, kur žmonės mokosi, nežinau, 5-6 metus, tai ir pasodintų mane toj klasėje ir aš sakyčiau, aš noriu suprasti kiniečių kalbą, kaip papūga kokia, ne? Na, nieko nebus, nesuprasi. Jinai tiesiog neateis tau lietumi į smegenis. Tai yra darbas, taip kaip dirbo grupė, galbūt 5-6 metus dirbo, keliavo su
išbandymais, sunkumais, pasiryžimais, pasiekimais, nusivylimais, bet kažkiek supranta. Tai lygiai taip pat, kai mes kartojam nuolat, noriu suprasti Dievo valią, nesuprantu Dievo valios, nežinau, kaip Dievas veikia, nesuprantu Dievo valios, tai palaukit. Tai, o ką tu darai, kad suprasti? Tai meldžiuosi, bet nieko nejaučiu. Tai aš irgi nieko nejausčiau, jeigu aš ištisai tik melščiausi ir nieko daugiau. Bet kelias tam, ugdytis nuovokę širdį, ugdytis jautrę širdį, tai yra Dievo žodis. Tai yra pats Dievo žodis, kuris mus ugdo, kuris apvalo mūsų jausmus, kuris dovanoja mums naują suvokimą, o kaip Dievas veda. Ir jis veda ne taip, kaip pasaulio valdovai, ne taip, kaip mama sakė, galbūt ne taip, kaip kažkas tai mums perdavė bijoti Dievo ir taip toliau. Tai ką aš noriu pasakyti, kad šiandienos psalmė mums parodo, kad laikytis viešpaties įstatymų, kitaip tariant, iš meilės, ar ne, iš santykio, meilės santykio su Dievu, kai aš laikausi jo įstatymą, ne, viešpats glūdina mano širdį ir daro nuovokę, jautrę, įsiklausančią ir atpažįstančią Dievo pedagogiką, atpažįstančią. Ir šiandienos Evangelija taip pat mums kalba apie nuovokę širdį, nes žmonės, kaip ir Evangelijos priegiesmė sako, buvo lyg avys be piemens. Tai ką tai reiškia? Mokiniai buvo taip pavargę, kad neturėjo niekada pavalgyti su šitiek apaštalavimo ir šitiek žmonių. Tikrai neslėpsiu. Ir pas mus galbūt tai panašiai būna, iš mano veido sprendžiant yra kada pavalgyti, bet galbūt apie poilsį eina kalba, apie vienumą eina kalba. Tai, bet aišku reikia poilsio. Bet žmonių kartais tiek daug, kaip pas apaštalus. Ir toks alkis, įsivaizduokit žmonių, kad jie pralenkia apaštalus. Pralenkia, kai plaukia į negyvenamą vietą, pabūti vienumoje. Tai ką reiškia? Aistra, troškulys, pažinti Dievą. Jisai toks stiprus, kad jis pralenkia viską. Troškimas, atpažinti Dievą, troškimas gilintis į jį. Aš nesakau, kad tai turi nušluoti šeimos rūpesčius, atostogas, laiką su vaikais ir taip toliau. Bet net jei aš paskiriu savo protu ir valia tą pusvalandį, ir kartais tikrai, būkim sąžiningi, nušluoja kažkokie tai rūpesčiai, nušluoja tą pusvalandį, net kurį mes esam pasiryžę. Tai vadinasi, ką ir Teresė Avilietė visada sako, viskas priklauso nuo ryžto ir kaip jisai yra svarbus. Tai, brangieji, šiandien mums Saliamono troškimas, kad viešpats dovanotų nuovokę širdį, tai yra raktas. Ir šiandienos psalmė ir Evangelija parodo visą pedagogiką, kaip įgyti tą nuovokę širdį. Ir jinai neateis tiesiog neateis. Tai yra kelionė. Tai yra kelionė, mūsų širdies kelionė, mūsų proto apvalymo, mūsų jausmų apvalymo, atleidimo, nuoskaudų, atidavimo viešpačiui. Tai yra kelias. Ir vakar teko tikrai didelė dovana, dėka vienos sesutės čia Romoje, kuri yra, tai dalyvauti pašvęsto gyvenimo dienos minėjime ir vakaro mišiose kartu su popiežiumi Pranciškumi Švento Petro bazilikoje. Ir jo pamokslas labai įspūdingas, tikrai galima susirasti jį internete ir išsiversti. Yra berods net 6 kalbom ir galima jį išsiversti. Tai iš ties ir jisai sako, kartais per didelis veiklumas, ir čia man reikėtų prisitaikyti pačiai savo, ar ne, nubloškia į šoną pagrindinį mūsų uždavinį, visame kame ieškoti Dievo. Ir per didelį nuovargį ateina susierzinimas, apatija, rutina, automatiškai dalykų darymas, ar ne.
Ir išties, koks yra pavojus mums, vienuoliams, dvasininkams, kitiems, nepasiduoti į tą veiklumą. Ir išties, ir tada nuslopsta tas pagrindinis troškimas, nes jam jėgų nebelieka. Ne? Tai, brangieji, tai patikrinkime savo sąžinės, patikrinkime savo širdį. Jei būtų dabar ta akimirka, prašyk, ko nori iš Dievo, ir jis tau duos. Spontaniškai, tiesiog, šią akimirką, ko aš prašyčiau, iš esmės. Ko aš prašyčiau? Saliamonas prašė nuovokios širdies, o aš? Tai pasimelsiu už jūs, kad viešpats grynintų mus. Viešpatie Dieve, aš meldžiu tavo šventosios dvasios, kuri yra ugnis, kuri yra vanduo, kuri yra balandžio pavidalu, kad apvalytų mūsų širdį ir protą, nuskaistintų jį, parodant giliausius ir tikriausius mūsų troškimus. Kad mes išties atėję viešpaties akivaizdą melstume ne paviršutiniškų dalykų, o esminių. Esminių tai, kas padeda vis labiau pažinti tave. Ateik, šventoji dvasia, grynink, apvalyk, skaistink mus, kad mūsų sielos, kur bebūtų, visame kame veržtųsi link Dievo. Ir palaimink visus, kurie dabar yra gyvai klauso, palaimink tuos, kurie vėliau klausys šio įrašo, kad mes būtume viena su tavimi ir tavyje. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Tai geriau dvigubą kavą, esu svečiuose, tai puodelio negaliu išsinešti, tai 3 mėnesius susitiksime čia, iš Romoje, ir keliausime kartu su Dievo žodžiu. Tai laukime jūsų mūsų programuose, kaligrafijoje, rekolekcijose su ikona, ir dar kartą būkite visi pasveikinti. Sudie.